Tai dabar kas galėtų pasakyti trumpai, priminti visą eigą šito kūrinėlio? Kas ten vaidino? Pamenat? Buvo... Gajus. Agata. Agota kažkokia. Smėlio vaikai. Pradžių žaidė vaikai šieme, ne? Visi svardė kamuolį, žaidė futbolą ir... Kas toliau buvo? Burtininkas dar buvo. Nu, bet gerai, tie vaikai žaidė kieme ir burtininkas tą berniuką kur pasikvietė? Į Pinigėnus. Į Pinigėnus. Ir jisai truputėlį mokino, ką daryti su pinigėliais, ar ne? Kaip gražiai juos mokėti, gražiai ir išleisti, kai juos gauna. Tai dabar kas prisimena? Šitas vaidinimas buvo labai įdomus, sukėlė daug emocijų ir labai patiko manis. Na, buvo gražiai suvaidinta ir man patiko. Kokių minčių sukėlė? Na, buvo visai įdomu žiūrėti ir įdomiai, kaip žaidė su tą smėlio dėžė ten ir kaip pateko į tus pinigėnus. Ar tau pačiai nepasitaik tokių situacijai? Na, kartais būna, kai ar reikia pinigų ar ko nors. Man šitas vaidinimas labai patiko, dėl to, kad ten, man patiko, kaip ten šoko, dainavo. Ar tau nepritrūksta laiko? Ne. Kodėl vaikinui pritrūko laiko? Nežinau, kad jis zyzia daug. Ar jūs nepanašus? Ne. Man šitas vaidinimas labai patiko, ypač kai buvo su kriaušė ir ten vitaminus visokius atsakinėjo, o visas šitas vaidinimas parodo, kaip reikia elgtis su pinigais. Ten labai gražiai vaidino ir pasakė, kad reikia ten kaip su pinigais elgtis, kad reikia dantis prižiūrėti, kad reikia sveikai maitintis, reikia daug sportuoti. Tas vaidinimas pamokė, kad reikia būti užsispyrusiam ir viskas bus gerai. Pirmiausia, tai mane labai sužavėjo šito žaidimo pristatymo idėja. Tai buvo tikrai neeilinis pristatymas, kada yra įtraukiami dramos kūrinio elementai ir dainos, ir šokiai, ir pagrindinė mintis, išsakyta labai gražia žaidybinė forma. Tai man labai patiko. Ir kaip mes esam vaidinanti klasė, man daug ir idėjų, ir minčių davė pats aktorių vaidinimas, žaidybiniai elementai, judesiai. Iš tikrųjų, man labai patiko. Šito žaidimo aš buvau girdėjus, bet nebuvau jo plačiau susipažinusi su juo. Tai va, tokia galimybė teko ir plačiau susipažinti su tuo žaidimu, su to žaidimo veikėjais. Ir kai kas man buvo ir nelabai žinoma, tai dabar buvo puikia galimybė tai sužinoti. Kiek kalbėjausi su vaikais, jie jau buvo žaidę tą žaidimą ir jiems irgi kilo naujų minčių, naujų idėjų, kurias jūs dabar ir girdėjot. Ir tik tiek gal prašė vaikai perduoti tokią mintį, kad galėtų tą žaidimą atnaujinti, nes tie žaidimai yra kaip ir pabodę ir norisi naujų elementų, naujų žaidimų. O šiaip pats pristatymas šito projekto tai buvo puikus, fantastinis. Šaunuoliai, kurie tą sugalvojo ir linkiu toliau kūrybinių minčių.